imu aš savo pirštinės, kurias turiu jau gana senai, bet aš jas žiauriai mažai naudojau. Lempa nešnekėk. Čia navigacijai. Žiauriai mažai naudojau, nes jos nepasirodė man labai patogios. Ir kai šalta, aš nelabai važinėju. Tai, žodžiu, žiūrėkit, kokios pirštinės. Skylė. Ir čia yra max kokia 20 kartų užsidėtos pirštinės. Aš kažkaip labai džiaugiausi, atsimenu, čia yra brangiausias mano pirktos pirštinės, Ruka gamintoja. Eikit savo, kokios jos nepatvarios. Žiauriai nusivyliau. Jos tais laikais kainavo gal 150 eurų. Ir man tai buvo žiauriai brangu ir didelis pirkinys. Kaip už pirštinės. Ir kadangi teko taip nusiviltai, jau vien kai buvo lemba ištingusiu toj tą navigaciją nervuoja mane. Arba kad tik tais įspėjimus. Tai nusivylimas šitom pirštinėm. Sakau, kokia 20 kartų išvažiuota ir skylė. Šitie atšvaitai ant galų, tai visiškai jau yra čia. Po pirmųjų išvažiavimų jau nusitrynė, nors realiai tai neįsivaizduoju, ką, kaip. O aš tik nusipirkus, atsimenu, tiek geriau jas, tiek man jos patiko. Meltai. Tipo, geriau, nes brangias pirštinės nusipirkau. Gal tai buvo labiau toks pasitenkinimas. O pagaliau aš kažką gero turėsiu. Šūda negero. Šiaip tai šitas vasarinės, kur nešioju, tai tik odinės. Tai ir tokios skylėtas. Tai dabar biškelį per šaltos su jom galvoju. Užsidėsiu šitas. Žiūriu, kokios jos nabagės likusios. Jūs šiaip turit parekomenduoti, kokį gamintoją pirkti, kad jisai, kad ir brangesnis, bet jisai neplyštų taip tragiškai. Kaip tokai vieta, aš nesuprantu. Aišku, mano čia nudilus ir šitą rankeną, bet nėra, kas man čia plėšytų labai.